I have not found it yet. I'm looking for it. Ieškau, kol kas dar nesuradau. If anybody else has it, please tell me. Jeigu kas nors radote, pasakykit, pasidalinkit. I think 8 are enough. Manau, kad užtenka, pakanka 8. 8 is also my lucky number. 8 mano yra mylimas, mėgiamas skaičius. When you write 8, it's the only infinite number. Kai rašote 8, tai yra begalybės ženklas. So we can start from the 8th one just to say, so what? Oh yes, there's a good mantra. Taip, tai labai gera mantra. Another good mantra in life is whenever anything happens which you don't think is too good, you say it could have been worse. Dar kita mantra yra, kad kada kas be blogo, negero jums nutiktų gyvenime, visą laiką savo sakot, galėjo būti ir dar daugiau. In every situation it could have been worse. Taigi, tiesiog dar tiksliau pasakant, tai bet kokia situacija gali būti blogesnė. When we look at people who are better than us, we feel bad. When we look at people lower than us, worse than us, we have compassion. Kai mes matome žmonės, kuriems geriau sekasi negu mums, mes jiems ką darom? Pavydim jiems, o kada mes matome žmonės, kuriems blogiau sekasi negu mums, mes atjautą jiems jaučiam. Many happy people depend upon this factor that they say, thank God we are not in that shape, we are in better shape. Taigi daugelis žmonių tą laimę tame ir patiria, kad sakydami ačiū Dievui, kad aš esu geresnėje būsenoje, negu kad tie, kurie yra blogesni. If you compare your life with people in third world countries, in Africa, in Ethiopia, and go and see them, you will say, thank God we are not like that. Taigi, jeigu jūs lyginsite save su žmonėmis gyvenančiais trečio pasaulio šalyse, Afrikoje, Etiopijoje, jūs visą laiką galėsit sakyti ačiū Dievui, kad aš nesu tokioje būsenoje. A man was complaining about his shoes till he saw a man with no legs. Taigi, pavyzdžiui, žmogus, kuris jau skundžiasi dėl batų, o kaip palyginti su to žmogumi, kuris iš vis kojų neturi. We can always count our blessings. Taigi visuomet mes galime kreipti dėmesį ir džiaugtis savo palaiminimais. Bet tas prisiminimas, kad tu visą laiką turi kojas, ta prasme, o aš neturiu batų, nors man reikia batų, tai jisai ateina taip ir atima taip staiga, kad tu nespėjai susivokti, kad reikia galvoti ir džiaugtis, kad tu turi kojas. Kad jis labai atima staigiai ir ta prasme... Rūpestis dėl batų, ne? Dėl batų, ne? So, but this, worry about our shoes overtakes us so quickly that we do not have time to think about, those people who do not have legs. That is why I say, if you can remember that there are people who are blessed, then you will feel satisfied and count your blessing. Tai va štai todėl aš sakau, kad jeigu galėtumėt prisiminti tos žmonės, kurie turi mažiau, tuomet galėtumėt pasitikėti savo tais palaiminimais, tuo, ką turite. It is a way of looking at life in perspective. Tai va būtent toks būdas žiūrėti į pasaulį, va tokią perspektyvą laikyti.
No more questions? Nėra daugiau klausimų? Kalbant apie prioritetus, tai kas pačiam mokytojui yra svarbiausia? Is talking about priorities. Which one is most important? Yours priority. In my priority? Yes. In my priority, to know who I am is the most important. Taigi man aukščiausias, svarbiausias prioritetas yra žinoti, kas aš esu. When I found out who I was, I found out all of us are the same one. Kai aš suradau, kas aš esu, tuo pačiu metu aš suradau, kas yra visi kiti. We are all extensions of the same single consciousness. Taigi mes visi esam tiesiog tąsa tos vienos sąmonės. It's a very great feeling to know that we are all one. Tai yra nuostabus džiaugsmas jausti, kad mes visi esame viena. I have never felt I have come to a strange place. Aš niekada nesijaučiu, kad atėjau į kažkokią nepažįstamą svetimą vietą. I come to Kaunas and I feel I have always lived here. Aš atvykstu į Kauną ir jaučiuosi, lyg visuomet čia būčiau gyvenęs. One priority can make that difference. Tai va, vienas prioritetas kokį skirtumą gali padaryti. Ar galima sakyti, kad tai reiškia, kad kūrėjas yra vienas ir jisai mato pasaulį per daugybę akių? So could we say then that the Creator is the only one and he or it can see, observe the life through the many eyes of many That is people? correct. Taip. All of us are different points of view of the single creator. Taigi mes visi esame tiesiog kiti skirtingi požiūriai to pačio vieno kūrėjo. The creator, having created a grand show, has placed himself in every place so he could watch his show from different angles. Taigi tas kūrėjas, kaip ir apsigyveno, įsitvirtino visuose mumyse, kad galėtų stebėti iš skirtingų požiūrių. Ir jis turi galimybę patirti pačių įvairiausių santykių rūšių. And have you possibility to experience the various kinds of relationships? Not you, but the God, Creator. And they can create experience the very different Kind of relationship. Like what? Kaip, What relationship? kokius santykius? Between different kind of people. Because in the earth there are many different kind of relationship between different people. And this means that God inspired or God Experiences. this different kind of relationship. You understood? Say, tell me. There are very many different kinds of relationships between people, and does it mean that God experiences all those different kinds Yes. of relationships? Yes. Taip. Klausimas buvo, kadangi yra labai daug skirtingų santykių gyvenime tarp žmonių, tai ar Dievas patiria visus šitos skirtingus santykius? Taip sako. The basic experiences of love and appreciation. Bet pagrindinis potyris, jausmas, tai yra meilė ir įvertinimas. Think of it that we want to love God. What does God want? Taigi, kai galvojam, kad mes norime, kad Dievas mus mylėtų, o būtent tai yra, ko Dievas nori. Appreciation. Ko Dievas nori? Dievas nori įvertinimo. If we appreciate what we get, God is happy. Taigi, jeigu mes vertiname tai, ką turime, tada Dievas yra laimingas, patenkintas. He has created many kinds of relationships, but all the relationships are experienced with an underlying love. Love is the underlying basis. There's a different relationship between a man and a woman, different relationship
between a mother and a child, different relationship between two friends, different relationship we have with God, different relationship we have with a spiritual teacher. They're all different relationships, but the underlying factor is love. Taigi yra pačių įvairiausių santykių, yra santykiai skirtingi tarp vyro ir moters, tarp draugų, tarp žmonių, tarp mokinių ir mokytojo. Tačiau visi šitie santykiai yra patiriami per meilę. Tiesiog po visu tuo yra meilė. But love is not the same thing as attachment. Tačiau meilė nėra tas pats dalykas, kas yra prisirišimas. When you love somebody, you forget about yourself. Kada myli ką nors, tada pamiršti save. You think of the person you love. Galvoji tik apie tą žmogų, kurį myli. When you think more of yourself, that is ego and not love. O kada galvoji daugiau apie save, tada tai yra ego, ne meilė. When people say very loudly, I love you, I notice they love I more than you. Ir tada žmonės, kai garsiai sako, aš tave myliu, tada girdisi labiau tas aš negu kad meilė. That's like an ego game. Tai toksai ego žaidimas. Tai meditacija yra tas kelias, kuris leidžia išeiti iš ego ir patirti besąlyginę meilę. So the meditation is the path to get out from the ego and experience unconditional love, yes? Yes, this takes you to the experience of pure love. Taip, tai nuveda į tyros meilės patyrimą. Ar yra ribos einant sąmoningai į kūno skausmą? Are there borders going consciously into the bodily pain? Say it again. Are there borders when you go into the pain of body? Priimant skausmą. When you accept body, accept pain of the body, are there borders? Ar tai nereiškia savęs kankinimas, ar tai nereiškia nemeilį savo? Does it mean torturing yourself or not loving yourself? When you have experience of pain, Kada patiri skausmą? Taip, Yes. fiziniam the kūnui. experience of pain, Physical body. the experience of pain could be an experience of a karmic event that has happened, or it could be a pain because of a disappointment you got. It can be pain on the body, it can be pain emotionally, it can be pain mentally. There are different kinds of pains, but pain is one thing which makes this world look real. Taigi skausmas gali būti patiriamas tas karminis skausmas, skausmas gali būti patiriamas dėl įvairių įvykių ir jis gali būti patiriamas fiziniam kūne ir emociniam kūne ir taip toliau, tačiau skausmas yra tai, kas šitą pasaulį daro realiu tikru. Sometimes we feel very high, flying lightly with our body till pain comes, then this world becomes real. Kartais mes tiesiog skraidžiojam, jaučiamės tokie lengvi, kol nepajuntam skausmo ir tada tas skausmas mus įžemina. Pain has been used as one element to create reality in this world. Taigi skausmas tai vienas iš elementų, kuris buvo panaudotas sukuriant šitą realų pasaulį. It does not mean you should inflict pain on yourself or anybody else. Tai nereiškia, kad jūs turite savo arba kitiems sukelti tą skausmą. And if you have pain on your body, the meditational techniques draw your attention away and the pain is borne much easily. O jeigu jaučiate savo fiziniam kūne skausmą, tai meditacija tada padės jūsų dėmesį nukelti nuo to skausmo ir tada jūs jausite daug mažiau. Tai vat būtent tai yra sakoma, neužsiimk mazochizmu, geriau išgerk vaistų, vat tokia yra frazė. So there is a saying, do not be a masochist, just take a pill and kill your pain. Distract yourself from the pain and forget the pain. Tai reiškia, atjunk save nuo skausmo ir užmiršk jį. Meditation helps in that. Meditacija tame padeda tai daryti.
tai vis tik tai teisingiausias kelias yra priimti skausmą, matyti skausmą ir vaistų jokių negerti. Taip? So it means that the better way is to see that pain, to accept it, and to deal it through meditation. Yes. Taip, primint. I had undergo surgery in my knee recently, got a knee replacement, and in hospital, people who were in pain, I told them jokes, they forgot their pain. Taigi aš ne per seniausiai patyriau kelio operaciją, keitė kelio sąnariui ir gulėdamas ligoninėje aš juokaudavau, pasakodavau juokingus dalykus tiem žmonėm, kurie jautė skausmus ir jie nebejausdavo tų skausmų. And if the joke wasn't enough, I showed them card tricks. Ir jeigu nepakakdavo tų juokų, tada aš parodydavau tokius triukus su kortomis. They were so amazed by the trick, they forgot the pain. Ir jie taip susidomėdavo, susižavėdavo tais triukais, kad jie pamiršdavo savo skausmą. Distraction works to take pain away. Taigi būtent tas dėmesio nukėlimas veikia ir su skausmu susitvarkant. Ir jums pasisekė be narkozės apsėti operacijos metu? Did you manage to do it without anesthesia? No, they didn't give me local anesthesia. Ne, aš gavau tą vietinę They anesteziją. never asked me my opinion. Jie netgi neklausė mano nuomonės. But I wanted to see my surgery. They put a blue curtain in front of me. I couldn't see. Aš norėjau stebėti tą savo operaciją, tačiau jie uždėjo tokią mėlyną užuolaidą prieš mane. But they treated my leg like it was made of wood, like a carpenter. Taigi, bet jie elgėsi su mano koja kaip stalius koksai su medžio gabalu. They did not look like surgeons to me. They looked like carpenters. Man jie nebuvo panašus į chirurgus, man jie buvo panašus į dailidės. But I laughed at Stalius. it. But I was able to laugh at it. Bet aš galėjau iš to juoktis. I laughed every day I was in hospital and made every other patient laugh. Taigi aš juokiausi kiekvieną dieną gulėdamas ligoninėje ir juokinau kitus And also ligonius. the doctors and nurses. Ir taip pat juokėsi ir gydytojai, ir slaugės. There's great power in the sense of humor. Taigi humoro jausmė yra labai didelė galia.